Norint nukopijuoti tekstą, visų pirma, jį reikia pažymėti. Na, pavyzdžiui, aš noriu nukopijuoti vieną žodį, tai aš jį ir pasižymiu. Kai tekstas yra pažymėtas, kopijuoti galima 3 būdais. Pats paprasčiausias yra toks. Ant pažymėto žodžio paspaudžiam dešinį pelytės klavišą, pasirenkam meniu kopijuoti, po to pasidedam teksto žymeklį norimoje lapo vietoje, spaudžiam dešinį pelytės klavišą ir pasirenkame įdėti. Ir štai tas pats žodis atsirado. Kitas būdas, kaip galima kopijuoti. Pažymime žodį. Štai čia yra 3 tokie mygtukai, vienas iš jų vadinasi kopijuoti, ant jo paspaudžiu. Toliau pasidedu teksto žymeklį norimoje lapo vietoje ir paspaudžiu įdėti. Na ir trečias būdas, labiau pažengusiems, kurie geriau moka kompiuteriu dirbti, pasižymime žodį. Klaviatūroje nuspaudžiam klavišus Ctrl+C, toliau paspaudžiam norimoje lapo vietoje ir paspaudžiam klavišus Ctrl+V. Pats žodis įdėti angliškai yra paste, o lietuviškai gali būti verčiamas 3 būdais. Gali būti parašyta įdėti, gali būti parašyta įklijuoti arba padėti, bet tai yra vienas ir tas pats. Angliškas paste. O kopijuoti angliškai yra copy. Kaip manai, kas bus, jeigu aš dabar paspausiu dešinį pelytės klavišą ir pasirinksiu įdėti? Ar jis ką nors nukopijuos ar ne? Iš tikro tai jisai nukopijuos patį paskutinį žodį, kurį aš kopijavau. Ir kiek kartų aš bespausčiau įdėti arba kiek kartų aš bespausčiau klavišų kombinaciją Ctrl+V, tiek kartų man įsiklijuoja tas pats žodis. Kompiuteris jį įsimena. Kompiuteris visada įsimena tą žodį, ant kurio mes paspaudėme kopijuoti. Ir tas žodis visada yra įklijuojamas. Jeigu mes norėtumėm nukopijuoti tekstą į naują tekstinio dokumento lapą, tai visų pirma reikėtų atsidaryti naują tekstinį dokumentą su šiuo mygtuku ir tuomet spausti įdėti. Ir štai tas žodis atsirado naujajame tekstų rengyklės lape.